Džiaugus, kad galiu pakviesti savo artimą žmogų, parodyti savo kūrybą, plungį žmonėms ir iš tikrųjų, aš žavus. Seniai jau Kristinos darbas į Albertą, skulptūrą ir kitoks dalykas, o tapybą, katros aš nemoku ar kaip čia pasakyti, tapybą, sen. Tai Ana yra man labai artima, dušė ir akė, tai tikrai džiaugus, kad Kristina ir išdrįso sutiko atvežti savo darbą. Tai va, esu dėkingas, kad galim pristatyti Kristinos darbą čia. Gal ne pirms Kristina, buvau kažkur net muziejuje. Bet kaip visą laiką yra tas toks moments, visą laiką vieną kūrinį galerijoje tas klausimas, ką pasirinkti vieną kūrinį. Aišku, tam tikra tema yra, bet visą laiką tas iššūkis to vieną kūrinį. Tai gal aš visiems perduosiu jau Kristiną, kad biškai ir pristatytus, galbūt ir savim, ir kūrybą, tai kažką bandykim. Nežinau, nuo ko, kai tu paskambinai, tai kažkaip, pirmiausia apie šitą darbą ir pagalvojau, o kodėl nežinau. Kažkaip, kartais dirbu diptikus, triptikus, čia buvo vienas darbas. Ir prisimenu kažkaip tai tą pačią mintį, kaip jisai kilo, neatsimenu, ar čia 24 metų. Mes dabar sodyboje gyvenam Aukštaitijoje ir dažniausiai važiuoju traukiniu, labai greitas, reiškia, iki Ignalinos Albertas atveža, o nuo Ignalinos labai traukinys į Vilnių. Ir važiavau ir kaip tik prasidėjo pavasaris, dar jisai nebuvo nei sužaliavęs, bet jau ta jėga, jinai, reiškia, tie didieji gamtos ciklai, tos didžiosios permainos, jos kažkaip jautėsi ir kažkas tokio didelio. Ir aš atsimenu, važiuoju, nepamenu dabar ties kuriuo tenai, ir žiūriu, atitirpę upeliai. Ir tas vanduo tamsiai rūdas, reiškia, tos monochrominės tokios gamos, haki, tamsiai rūda. Ir tas toks, čia gal ne visai tai, ką aš mačiau, bet pats jausmas. Kažkas didelio, dar monochromiško, dar glūdinčio, kažkur giliai neišsprogusio. Tai tas darbas gimė taip. Bet visi, tas Čiurlionis, kad ta tema kažkaip iškėlė iš mano paskambutį. Ar čia tas upelis čiurlena? Štai kaip tu suvedi. Žinai, yra toksai dalykas. Atsimenu, dar kažkada buvom jauni. Ir su Albertu šnekėjom ir labai žavėjausi japonų tapybą, hokusajum, haiku. Buvau tiesiog, žinai. Ir jam aš kažką pasakiau. Ir jisai sako, ne. Sakau, kodėl? Jisai sako, tai, kas darosi madinga, man iš karto uždeda bloką ir aš to negaliu žiūrėti. Galbūt, kai tas pasidarys nebemadinga nueisi. Tai Čiurlionis, reiškia, vis tiek Lietuvoje tai yra Čiurlionis. Tai kas, kad ten Paryžiuje kažkada tai jo nepriėmė, nesuprato, kažkoks čia neaišku, žodžiu, gimęs kažkokioj mažoj šaly, ten, žodžiu. Bet jisai, man yra kažkas labai didelio ir aš niekada apie jį labai daug... Čiurlionis yra Čiurlionis ir viskas, supranti. Ir
aš nebesigilinu, nebelyginu, tiesiog tai yra, kai Bachas yra Bachas, supranti, tu jau su nieko jo nelyginsi ir tiesiog tai yra jau tie didieji žemės, žinai, išmesti gigantai, žinai, į kuriuos labai daug kas remiasi, kurie labai daug ką nuspėja, kurie tiesiog jų pasiklausęs, pažiūrėjęs, gali rasti atsakymus į daugą, kai tau iškyla daug klausimų. Tai tos ir sąsajos, kad tai jisai yra, ačiū Dievui, kad mes jį turim, bet kažkaip man to ir užtenka. Supranti, karts nuo karto, kai tikrai tokia nuotaika, atsiverti jo albumą ir sėdi ir žiūri. Ir žinai, kad daug ko nesupranti, imi tai, ką gali paimti. Tai labai retai būna, kad darbas man patinka, atsako į tai, ko aš noriu. Aš paprastai dažnai prie jo dirbu. Būna, kad kankinu, tada padedu. Tiesiog grįžtų kažkada, tai vieną tokį turiu, vadinasi, Sniego debesis. Tai jis jau gal 10 metų, bet jau dabar, ačiū Dievui, su juo pabaigiau. Jau dabar nebekankinsiu, jau jisai toks, koks man atrodo. Tai iš tikrųjų tai yra paprasta, tai yra akrilas, yra barstomas smėlis, vėl dedami sluoksniai, kol dar neišdžiūvę raižoma kartais. Ten, man atrodo, ir yra tas raižymo. Ar ne Tamstos buvo pasiūlymas su smėliu? Turbūt. Kažkaip sako, kodėl tau nepabandžius. Ir turbūt. Bet jau neprisimenu, bet jo kažkaip. Tikriausiai senokai su smėliu Dabar aš galvoju, kiek tų metų, 2010, turbūt apie kokius 2008, matyt, kažkur tas laikas turbūt. Čia susijęs to, kad jūs pajūrė, ar ne, ilgą laiką gyveno? Turbūt ir taip. Turbūt ir taip. Turėjom tokią namuose savo smėlio studiją ir kas ateidavo, kažkaip ten buvo pirmas aukštas, atskiras įėjimas ir grindis buvo smėlio. Ir ateidavo vaikų, čia atsimenu, jiem tada irgi būdavo, ten žiūrėdavo mūsų, kaip tokia šeiminė nedidelė galerija buvo ir jie ten pieždavo ant to smėlio ir tokių atrakcijų buvo. Turbūt, be abejo, tai su pajūriu susiję. Iš tikro. Man dar tas pasakyms, kad tau tas darbas vienas labai ilgą vystės, ne? Aha, tai kažkaip man susijęs su Treigiaus darbas, kad ten irgi labai ilga, kartas užtrunka, kartas, tas galbūt ar tos kartos menininkai, vienam to ir tokį, kaip čia pasakyti, tokį išlaukėjimą, kad tiesiog, dabar jau tinka. Man tai atrodo, nežinau, su Remigijai kažkaip dalydos. Mūsų laikų. Profesorė sakydavo, išnešioti. Šiaip jau jauti, kada padedi tašką, iš tikro. Jauti, kad darbas, dar nesusigyvenai su juo, bet aš jį padėsiu. Ir dabar Juodkrantėj ten vieną palikau ir galvoju, palauk, aš dar grįšiu. Dar ne tai, jisai nekalba. Tai prie tokių, bet dauguma tai yra vis tiek, dažniausiai dirbi tol, kol jau pažiūri ir jau kažkaip pajauti pats tą. Jo, esu suplėšius labai taip užmastingai, kad jisai, ir esu jo, nebegaliu. Jo, yra tai būna. Yra taip. Krosnis nukrenta. Yra, nuo krosnės nukrito, jo. Bet čia Juodkrantėj, ten turim tokią gerą židinį krosnį ir tenai kaip tik. Jo, bet. O ta kūryba tau paties, kad pačia Juodkrantėj ir kažkur tarp miškų, ar tau pačia atrodo, kad visiems skiriasi labai. Aplinkas, bet labai. Kūryba, ar tai yra tas pajūrio ilgesys, ar dar kažkas, ta prasme, kokio veito
yra geresnė kūryba. Tomukai turbūt, nu kaip, dabar aišku, tai yra Aukštaitija. Ir jau kiek 4 metai ir tai yra, gal su amžium tas ateina, tas nuošalumas, kad tu gyveni su stirnom, paukščiukų tuntai, kurias ten žiemą lesinam ir vienaip gėda ir kitaip gėda. Bet tas jūros, tas kažkoks pojūtis, jis visą laiką yra įsirašęs. Ir, pavyzdžiui, žiūri į dangų ir kažkaip ateina, reiškia, ten tie lietaus debesis, ten tai mūsų sodyba ir paskui ten tokia perspektyva ir jeigu ateina iš rytų debesis, jie tokie galingi atrodo ir toks įspūdis, kad jūra atplaukia arba ten už pušyno kartais išlendi ir klausai jūrą ošia. Tai ateina. Tai va, tas jūros, kad ilgesys, ne, bet kad tai jau yra savastis. Bet supranti, Tomai, tas iš viso, kas tai yra. Ir toks buvo labai patyrimas keistas vakar rodos, ar užvakar. Turėjom staigiai nulėkti į Nidą su Albertu, su visokiais ten tais techniniai mokesčiai, sodros kažkokie. Ir turėjom nulėkti. Ir labai lyjo, tokia liūtis, žinai, buvo. Labutis, labai miela matyti. Ir mes važiuojam pro kormoranų koloniją. Ir aš iš tolo matau, ten reiškia jau paskui posūkis ir čia yra apsauginė tvorelė. Ir aš tai pradžio žiūriu, ar ten skulptūra tupi kormoranas, reiškia, o liūtis kliokia, aišku, jiem tai vandens paukščiai. Ir jisai tupi, taip, žinai, ir galvos jo nesimato, ir grinai, kaip skulptūra, ir jisai taip tupi, žinai. Į sparną. Ir galvoju, ko iš čia dabar vienas, žinai, toks. Ir tik biškį pavažiavom, žinai, nudaužtas kormoranas, greičiausiai nušautas, žinai, nes ant kelio jie nebūna. O čia, reiškia, tas tupi, supranti. Tada ir taip kažkaip, žinai, mes pratę, kad gedulas būdingas žmonėm, kad reiškia, supranti, kad iš viskas kas tas yra menas ir kaip žinai, gyvent. Ir mes nuvažiuojam į Nidą, ten susitvarkėm reikalus, pabuvom valandą, grįžtam, vėl ta pati liūtis ir grįžtam ir viskas tas pats. Jis dar tebetupi, o tas pats reiškia čia tas žuvęs, ir taip, supranti, atrodo, visi mes kaip vienas, supranti, ir tie upeliai, ir galų galiai ir akmenis, kurių dalis mes irgi turim, žinai, kūne turim tas pačias dalis, kaip tiesiog, žinai, žmogus žiūri, kad, čia gyvasis pasaulis, čia tie kvaili kormoranai, kurie mums trukdo, reiškia, žuvį ten gaudo. Bet supranti, dabar klausė apie neringą. Labai dabar daug, jeigu tu ten nelendi labai, tai gal to ir nematai, bet labai daug komercijos, labai daug industrinio turizmo, labai daug turto demonstravimo, labai daug, šitų dalykų. O čia, tupi kormoranas ir gedi numušto, supranti, artimojo. Ir kažkaip tai, supranti, o aš sėdžiu ir ten upelius darau. Nežinau, supranti, viskas kažkaip tai, viskas iš vieno. Turbūt ir tas svarbiausia yra ta pasaulio vienovė, kad tu gali, žinai, žiūrėt, kad mes visi kaip broliai. Žmogus nedidesnis, jis dažnai net mažesnis. Jie labiau prisitaikę gyventi. Mes tokie truputį diktuojam savo sąlygas per daug. Tai va. Susimastėm. Tas kūrybo kažkaip, tas jautroms, man atrodo, kažkaip, ar pažiūrėsi to ankstesnį kūrybą, kad ir į tus raštus, kad ras toks ciklus, gal sakyti, nebuvo kažkoks laikotarpis. Su to. Tai irgi tas, lygtai mes žinom tus raštus, skrynių raštus, dar kažko, bet kokiu atveju, kai tau kažkokiam paveikslė ar dar kažkur dar kart pakartok, parodo kitaip, tai tas išnešims galbūt į tau ar parodinę erdvę, ar kad ir į savo namus kažkur, kažkokį darbą, tai yra dar kažkur.
tai visai mums irgi daug tokia žinutė, kaip sakant. Tai, nu, va, tas jautroms tavo kūryba man irgi yra kažkaip svarbus. Nu, dar vienas toks dažna užduodams tam projektų klausims, toks provokatyvus. Aha. Nu. Ką galvoja, jeigu nes praėjus Čiurlionį, tai čia yra ta metafora irgi, kad jis galbūt praeina arba praėjo tą gatvę, žinai. Tačiau met pro vien kūrinį galeriją, Čiurlionis praeidams žvilgtelėtų jūsų darbą. Va, ir sakytų, ką. Och, tu Tomai. Aš kažkaip jį įsivaizduoju einantį ir žiūrinti gilin ir jis, manau, jis nematytų mano darbo. Tikrai. Jisai eitų savį žiūrėdamas į savo į dušę, į vidų ir tikrai neatkreiptų dėmesio. Aš taip įsivaizduoju. Taip. Neužkliūtų. Irgi Ne, manau, kartais kad gerai skaitosi, kad kūrinys neerzina. Tu visiškai teisus, kad tikrai. Jo, Aš tai kitaip Čiurlionis. Ne, tai tu pasakyk labai įdomu. Atviram? Visko matą. Manai. Toks vaikiška, nu, kaip jis ir pasakė, kad vaikų šlikti, kad matyti. Bet ar visur? Nu, Ar visur? nu, Raigardo slėnį čia pažiūrėk, žiūrėk, jūrą kaip pažiūrėk. situacija tau. Jo, žinoma. Kažkaip, bet pro čia einant aš jį įsivaizduoju, kažkaip, nieko gero, nieko gero. Čia pas Tu jūs aplungėje. Čia pas jūs labai jauku ir čia labai gera sėdėti tikrai. Bet kažkaip, nežinau. Bet jie žinot, ką parodo. Yra. Jo. Mane tai labai žavi šitokia vasara, kadangi, jeigu pradeda snigt, tai, gražiau nebūna, geriau. Aš tiesiog tokį pakilimą jaučiu, o vat Ula duktė ne vasara. Ir Albertas jie daugiau pietų žmonės, o man kažkaip atrodo, kuo toliau į šiaurę, man norisi vyti žiemą. Jo. Seniau tai būdavo, seniau laukdavau, nesulaukdavau žiemos, reiškia rudens, kai vat, jau viskas ten vasara baigdavosi, ten visi dusgesiai žmonių, ten, seniau vis tiek kitaip gyvenom šiek tiek. Ir aš atsimenu, guliu sodyboje, tėvukai dar, reiškia, ten ant aukšto ir rytą pabundu. Ir rugsėjais, jau prasideda rugsėjais ir yra toks, dabar aš nepasakysiu tiksliai, neįtikėtinas haiku, bet reiškia tavo treilis japoniškas, kad baigęs rugsėjais, upių seklumose ūžauja vėjai. Reiškia, ta erdvė tokia begalinė kažkokia, reiškia, nueina vasara su savo visom grožybėm, ten sprogimais. Ir ateina ta didžiulė erdvės, reiškia, tyli erdvė kažkokia. Ir aš guliu ir galvoju, dievulėliau, kaip gerai, visas ruduo ir žiema mano. Darysiu, reiškia, ką noriu, duktė ten studijuoja, ten mamytė dar ir tėtė sveiki, viskas tvarko ir visas, žodžiu, turiu tą laisvę. Ir atsimenu tą laimės jausmą, kad... O dabar vis tiek, reiškia, mes pasiekėm kiekvienas turbūt tokį tarpsnį amžiaus, kai nebegali savo gyvenimo visai gyventi. Tiesiog turi ir tą daryti, ir tą, ir tėvukai pasensta, ir ten dukteriai, ir dar kažkas. Ir kartais tas pradeda pykdyti, nes tiesiog jauti, kad po 100, kai aš vysiu jūs visur. Ir eikit, išjungsiu telefoną ir, žodžiu, aš noriu dirbti. Bet, neišeina, negali vis tiek turi tokius dalykus. Ir paskui, bet susikaupia, manau, paskui vis tiek pasipaišai idėjas, kai kurios numiršta, kai kurios lieka. Labai tikiuosi grįšiu dar prie jų, nes dabar jau senokai nebuvau prie darbo, dabar tiesiog, žinot, tam reikia kažkaip to susikaupimo ilgesnio, tu negali, turiu laisvą dieną, galiu rėmus dažyti ar ten dar kažką, bet turi vis tiek kažkaip ramiai pabūt kažkiek. Tai dabar, kai turiu tokią trumpą dieną, tai labai žavi sodininkystę, pasodinu ten medlievą, pasodinau šilkmedį, žodžiu, tokių, tas dabar. Nes žinau, kad negaliu susikaupti dar prie darbo, ateis laikas tada.